Mes turėjom užduoti išmokyti 60 vokiečių dainuoti du gaideliai. Pradedam čia šok ir viskas. Važiuojam! Ką žinau, reikia išnaudoti žmonės, kai gauni. Nieko nebus. Tu didžiuokis, sėkmytės. Greičiausiai noras pasirodyti ir išsiskirti iš bandos. Aš vakar susifeilinau ir aš jaučiu tokį žiaurų drivą kažką padaryti, kad nebėjau nebūtų feilo. Mes, 20 bičiukų iš mokyklos, keliaujame ne kur kitur, o į Vokietiją pristatyti retus istorinius kalavijus, kur turėsime suorganizuoti šventę, sukviesti kažkokius tai žmonės ir viską padaryti patys. Vakar mum nepaėjo. Kas atsitiko? Ne, jie šikna. Aš negroju, aš galiu nevalgyti, hebra, bet aš nesu svarbus. Žiūrėk, kiek tas esu dabar. Aš nebegaliu, aš rankų nepakeliu. Kas jums yra, bly? O šiandien važiuosime į vieną didžiausių miestų Vokietijoje, Frankfurtą, ir bandysime padaryti tai, ko nepavyko vakar. Akordeonas, jūsų užduotis, nuvažiavus į Frankfurtą, mokyti tautinius šokius. Minimum 30 žmonių. Planas buvo idealu, gera komanda, nemeluosiu. Gitarą su 60 žmonių turit sudainuoti du gaidelį. Prieš išvykstant į Frankfurtą pasirinkau tokius žmonės, kuriuos norėčiau, kad būtų šalia manęs. Ramesnis, entuziastingas, charizmatiškas ir... Okei, turim timą, važiuojam. Lepas. Turit surinkti minimum 100 su mergaitėm. Toks nėra ramu. Tai aš jums sakau, tas, kas yra minimumas, ir bus labai įdomu, ką jūs padarysite ekstra. Kadangi laiko neturėjome daug, sėdome į autobusiukus ir iškart išvažiavome į Frankfurtą. Mes turėjom užduoti išmokyti 60 vokiečių dainuoti du gaideliai. Dai, duok, mane žodžiu, dai, žiūrėk tiesiog, tu palaikyk lapelius. Du gaideliai, baltų žirnių skūlė. No, you don't want to? Okay, then thank you for your moment. Thank you. Have a great day. Pirmą valandą žiauriai straglinom. Hello, ladies. Do you have a minute? No, I want to Okay, have a great day. Would you like to try it? Nesas. Akimis atsirinkinėjom žmonės ir vis randam priežastį, kodėl ne. Na, žiauriai stringo, aš nesuprantu šis. Man vakar taip nebuvo. Šitie vyrai atrodo nice. 60. Turėjom vieną tokį įdomų, net sakyčiau, arabą. Hello. Hello. Which language you speak? Little English now. No, you speak English? Jis pamatė mūsų, per visą gatvę. Per visą gatvę staugt pradėjau. Would you like to sing a song together? Banana, ula. Aš nežinau, nuoširdžiai, ar jisai turi net namus, tipo. This is Gansong, madam. Okay, thank you. Oh, yeah. Have a nice day. Bye-bye. My name is Michael Jackson. Nu, kažko pavartojęs, aišku, ten visas centras buvo toks vėlis pavartojęs, bet taip gerai mums pakūrė energijos ir padainavo. Buvo tiesiog wow. Ir tada tas ir buvo žmogus svečias. Thank you very much. Eisim dabar iki vietos kažkokios tai, kadangi čia galima bet kur. Ir biškį pasitreniruosim. Pradedam čia šok ir viskas. Va čia ir linksminam žmonės, okei? Važiuojam! Where you from Vilnius or also? We're from all around Lithuania. Du vyrukai prie mūsų priėjo ir pradėjo šokti, ten žiauriai, ten sakė, varykite tenais, ten alkoholio daug yra. For the Open Fest, and we're like people who drink all the time, so people will have the courage to dance, you know? So, but if you go the street up, all the way, you will find an opera. Ką žinau, reikia išnaudoti žmonės, kai gauni. Mes varom prie operos dabar. Dar čia pakviesim žmonės padansinti, nes čia tokia niūrus ir sakė bad place. Tai. Jo, varom. Aš vakar susifeilinau ir aš jaučiu tokį žiaurų drivą kažką padaryti, kad nebėjau nebūtų feilo. Bet, nežinau, gal aš vienas tokiai grupelį. Aš on fire esu, aš visas kalbėjau, man pofik yra. Šiai grupeliai reikėjo surinkti 100 centų su vokietai. Thank you.
Thank you. Okay. One more. Have a nice day. Yes. Let's go. Viskas turim. Dabar reikia prijungti šitą fucking pianiną. Kodėl jautiesi demotyvuota? Nežinau, mes viską techniškai gerai darom, mes gavom jau 4 žmonės, čia palyginus greitai. Ir nežinau, kažką mūsų visą grupę demotyvuota. Tas yra meetupas. Noriu dingti sen. Va tam ir esmė, aš neatlaikau šitą. Reikia pereiti gėlą, sen. Ne, aš neatlaikau, tam ir esmė, sen. Nėra kaip pereiti. Man žiūrėti jau yra gėda. Svetima, žinai, gėda kaip būna. Čia, man rodos, yra tokia motivacija. Čia mes demotyvuoti tik trauko mums gėda. Aš suprantu, bet aš nesugebu. Man be šansų jis. Jo, aš tikrai pagaunu. Sunkiai. Kodėl? Man kažkutį, Mes vėliau atvažiavom. nesvarbu, kad tu mums davai tram, bet aš sak didžiuosios savo komandą, kad Man neįdomu, ko tu didžiosios. Kai nepasieks tikslo, mes čia būsim tol, kol pasieks tikslo. Ir jeigu nepasieksi tikslo iki to laiko, kada reikia, aš dvigubinsiu. Bet tada laikas trumpės, o užduotis didės. Nieko nebus. Tu didžiuokis, sėkmytės. Nesėkmė palėtė ne tik akordeono komandą. Kol jiems nesisekė rasti žmonių, Klepo komanda fiziškai neberado vietų, kur pagroti. Germany. Kodėl vokiečiai tokie paklusnus viskam? Nu, tipo, jie nepasimokė iš istorijos, kad negalima būti tokiem paklusniem. Hello? Well, we wanted to ask for permission. We have a piano here and we want to play for 5 minutes only. We have to plug in this like... Ai, blin, tie vokiečiai, nu kas čia nesąmonė? Jo, negalima, mums reikia 5 minutėm, nedaugiau. Tipo, ant tiek tryhardinam ir vis tiek ne kažkas ne tai. Nes atrodo, taip stengias. Jo, mes gal kitom grupėm ir nepadedam, bet mes patys bandom susitvarkyti. Kuo toliau, tos noras didėja. Negrot. Negrot, tiesiog sakom, kad aš pagroju ten. Vieną kūrinį. Supranti, mes jau vakar susifeilinam, mes susipisom. Mums reikia šiandien nesusifeilim. Nu, aš neišgirdau šiandien, kad aš privalau kažkiek groti, kai sakė, jau, tai sakė, 100 elfų. Sakė privaloma. Man asmeniškai sakė privaloma. Ir jis toks piktas, jau 2 dienas. gerai, mes žinom, tai bent jau vieną kūrinį. Nors ir po vakarykščio feilo šiandien visi žiauriai stengiamės norėdami ištaisyti vakarykštės klaidas, viena grupelė vis tiek čytino, o nesmagiausia, kad nei vienas apie tai nežinojo. Hello. We wanted to ask if you have a cable where you can plug it. Because we want to see if this thing works. Only here? Okay. Can he play one song? He wants to see if it works. Yeah. Okay. Tauro vieną dainelę sudainuoju ir viskas. Viskas. Nice. Well. Op. Viskas, šiandien baigiam. Nori greičiau tūsint ir švęst pergalę. Nors tokia čia pergalė, žinai, mes pačytinom paskutinio, bet užduotis yra įvykdyta. Pagrojo. Jo. Svarbiausia. Ir mes, blemba, turim įstatymus laužyti. Pas mane jau pasas yra nufotkintas. Jeigu mane policija dar kartą pagauna, man bauda didžiulė. Tai ką, aš iš vyrų kalvės sąskaitos ją apmokėsiu? Ne. Viskas, done. Nu pačytino, tai pačytino. Bohrėliam geda ir tiek. Bet visiems kitiem, manau, sekės tikrai labai neblogai. Įsivažiuoji ir tada darai. Bet fainai, kad pavyko tiesiog. Šiek, gavot momentumą, nepaleiskit. Ir nepaleiskit.
Ir sekėsi tikrai ne tik akordeono komandai, nes kaip dabar matot, Martynas visus išsišiepęs giriasi Mohanui, kiek daug žmonių jis jau išmokė dainuoti lietuviškai. Iš viso jau apie 15, 13-15. Pradžia gan sunku. Pradžia buvo įsivažiavo. Gerai, tai važiuok į tuos įsivažiavimą. Why you know? Do you want to sing with us? We're gonna teach you our Yeah, I can sing something in Mexican. Jis taip iš tolo padainuoja, tada Ištitas iš karto prišoko ir sako, do you want to sing together? Or in Lithuanian, we're gonna sing. Could you try in Lithuanian? If you're teaching me, We'll teach all of you. okay, Dougie Stanley, come on. Give me Dougie Stanley again. Du gaizdeliai, baltų žirnių skūlė, dvi vištelės į malūną vežė. Nu, jis toks pagėręs, toks, sakyčiau, girtas net ir buvo. Ir padainavo su mumis, gan gerai. Įstrigo man tas galvoj, nes po to mes kažką dainavom jo kalba. Una piedra en el camino Una piedra en el camino me enseñó que mi destino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Hold on. Y en Lituania y la Lituania es la ley. Aš net nežinau, ką dainavom, bet ten arba mes galėjom visiškai ant savęs sustumti, arba žiaurų šūdą dainuot. Thank you very much. Have a great day. Have a great day. You too. Have a great day. Galbūt, kad mes dainavos kažką labai blogo. Nu, prikabink, nu. Kiek mes turim dabar? 31. Reikėjo iš viso 60 žmonių išmokinti, žinai, 2 gaidelius, bet išmokinom iš viso šiam 4. Ir mes padarėm ekstra. Ir buvo toks labai didelis perlipimas per save. Tai, ar jūs jau baigėt? Viskas? Mes irgi baigiam. Ir Domas baigė. Visi? Taip. Tai jau visi? Jo. Ok. Tai ką, pakuojamės, varom atgal? Varom pas mergas? Tai žodžiu, kas čia ką tik įvyko šį ketvirtadienio vakarą. Tai mes sulaukėme svečių iš vasario 16 gimnazijos ir daugelis šių svečių yra merginos. Užvežė moteriškos lyties atstovį į mūsų stovyklą. Ir kai kurie jaunuoliai šiek tiek dėl to pametė galvas. Dažniausiai tie, kurie beveik nekalba, labai garsus dabar yra. Mykolas, pavyzdžiui, tai mergų bijo, jisai žiauriai, kuris. Mykolas rizino vokietę. Tada aplink ten sėdi mergos. Jos kažką irgi apkalbinėjo. Tada mūsų bernai kažkodėl labai įtartinai garsus yra. Aš jaučiausi kaip girtas būčiau ir tipo varyčiau broken English kaip toks tipo indianą, žinai. Tai kaip jums čia patinka? How do you like this area? Like with us? Nikolai. Fainai, ne? Aš čia. Žodžiu, kas dabar vyksta šaika, Mykolas nuėjo su jie biškį pasivaikščia. Mykolas yra atidaręs konkretų čia šatroną. Aš gal net, nežinau, vyksta čia šyklą pilnumoj. Ir nuo šitos nuotraukos Mykolas tapo vyru. Ypatingai stebėkite tokius žmonės kaip Mykolą, Saulių. Sauliui bijau pameluoti, yra 16 ar 17 metų, nu jis vakar ypač reiškia su 13 metų vos turinčiom mergaitėm. Jam susisuko galvą ir susisuko ne tik galvą, bet ir koja aplink galvą. Tai... Saulis yra wild. Tai ja, nu, nežinau, greičiausiai noras pasirodyti ir išsiskirti iš bandos. Tuo tarpu mūsų Romeo Mykolas planuoja romantišką vakarą su savo išrinktąja, su kuria susipažino vos per vakarienę. Tačiau jis bijo, kad gali užsitraukti Mohano rastybę. Aš nesulaukiu refleksijų, man šiauriai įdomu, ką Mykolas norės pasakyti. Ar jis norės kažką pasakyti? Dabar labai bijau Mindaugo, žiauriai bijau Mohano.
Nu, čionais grįžęs, pamačiau tokią labai panelę. Nu, aišku, mane biškį patraukė dėmesį, man patinka ta panelė. Jo, mes susitarėm 11 valandą ten priekį be langų, jinai man išmes sausainių. Sprendžiau dar pagroti, jis roko idėją. Ir aš tipo norėčiau paprašyti, kad jūs mane išleistumėt, aš noriu pas tą pamalą, nueiti atbėti. Jo, tu 2 minutės vėluoji bėgti. Seneri, tai bėgi 2 minutės vėluoji. Sako, mokamas 2 minutės turi, tai toks bėgo, žinai. And then he came and I was very nervous. I was like trying to hide beside a bush, like behind a bush from the window. Valentina! Valentina! And then suddenly I hear him screaming my name and I'm like, what? What's happening? And I go up to the window and he's like, I want to sing a song for you. I was like, what? Wow. Yeah, it was a very fun, interesting and romantic experience, yeah. Nu, ten pagro, susiknisau, žinai. Nu, bet praklačinau kažkaip, žinai. Sen, troškučių gavom. Troškučių varno, kurač. Belikas. Blemba. Nice. Ok, kadangi jau yra vėlus vakaras. Ok, tai sveiki, aš Mykolas. Man yra 17 metų, aš vis dar vienišas. Ir kadangi gavau čipsų, ne sausainių, tai keista, tai dėl bunto aš tiesiog su visais noriu pasidalinti. Jo, aš asmeniškai nežinau, ką dabar man daryti. Pilnas kampas išmestas purvinės. Aš jam sakau, ne, išmesim. O tu užpakalio ar galvo mastai? Šakas jaudinasi. Kitai sekės labai blogai. Kur yra kažkas, kas kviestų man žmonės? Ir tada... Nėra žmonių. Nereikia kolonėlės, ta scena yra niekinė, nieks nesupranta, kas vyksta. Aš neturiu daug atsiprašyti. Ir tada supratom, kad kažką reikia daryti.